Kaip bebras Gustas lėktuvą statė. Vieną rytą visų galų meistras bebras Gustas sėdėjo savo namų prieangyje ir žiūrėjo drugelius linksmai plazdenančius nuo žiedo prie žiedo. Kaip gražiai jie skrajoja, stebėjosi Gustas. Ir pats panoro tai paskraidyti, pažiūrėti, kaip atrodo kaimelis iš padebesių. Meistras ilgai svarstyti nemėgo, todėl sėdo prie stalo ir pradėjo braižyti. Na, jūs turbūt visi matėte lėktuvą. Tai štai, Gusto lėktuvėlis turėjo būti visiškai į juos nepanašus. Jis turėjo atrodyti kaip didelis drugelis ir būtinai spalvotas kaip ir drugelis sparnais. Na, o kitą rytą jis ir pradėjo statyti savo orlėkį. Iš karklų vytelių padarė liemenį, uodegą, išlenkė sparnus. Tikras drugelis. Tik reikia aptraukti viską spalvotų audiniu, tarės Augustas, apžiūrėjęs jį iš visų pusių ir patraukė pas audėją vorą Rapolą. Voras buvo ką tik prasikrapštęs akis ir iš pradžių nelabai suprato, ko meistras iš jo nori. Na, o kai Gustas jam viską išaiškino, iškart grėbėsi darbo. Sudusgė Rapolo staklis ir vakarop audinys buvo išaustas. Gustas gražiai jam padėkojo ir paprašė kol kas niekam nesakyti, kam jam tos medžiagos prireikė. To paties paprašė ir dailininko Karkvabalio Astijos, kurį kitą rytą, kai lėktuvas buvo baigtas, pakvietė orlėkį nudažyti. Na ir stengėsi Karkvabalis. Net pats įsitepliojo margiau už patį lėktuvą. Bet kaip nudažė! Dar kartą patikrinęs, ar viskas tvarkoje, bebras atsigulė. Tik tai koks galėtų būti jo miegas, jei visą naktį Gustas galvojo apie tai, kaip jis nustebins visus pakildamas virš kaimelių. Ir užmigo tik paryčiais. Pabudo jis nuo šurmulio kieme. Atidaręs duris nustebo. Kieme būriavosi vos ne visi Baltųjų Ramunių gyventojai. Bebras akimis susiieškojo minėję Rapolą ir Astijų. Bet čia tik purtė galvas, kad niekam nė žodelio neištarė. Ir viskas paaiškėjo, kad į priekį prasibrovė kaimelio patarška Šarka Ilona. Tai ką, skraidyti susirašy? Suspiegė savo šaižių balseliu, kai žin ar pavyks. Pasirodo, vakar Ilona išgirdo meistro pokalbį su Karkvabaliu ir apie Gusto lėktuvą išskalambė visam kaimeliui. Ir skrisiu, sumurmėjo savo panosėje Gustas. Užsidėjo šalmą, kurį buvo pasiskolinęs iš policininko buldogo Haroldo, sėdo į margaspalvį lėktuvą ir pradėjo trūkčioti svirtus. Orlėkis sumosavo sparnais ir nepaidėjo iš vietos. Gustas pabandė dar kartą. O ką aš sakiau? Vėl norėjo pasišaipyti Ilona, bet staiga didelis meistro drugelis atsiplėšė nuo žemės ir pamažėle ėmė kilti. Pakilo virš tvoros, po to virš namo, virš medžių, kol iš apačių žiūrinėms pavirto mažu taškeliu. Aš skrendu! Atsklido iš aukštybių Gusto balsas ir visi, kas buvo susirinkę bebro kieme, sušuko Valio! Tylėjo tik Šarka Ilona. Na, galbūt jį truputį net ir paraudo iš gėdos, bet per plunksnas to nesimatė. Augustas tuo laiku sėdėjo savo lėktuvėlyje ir lyg užkerėti žiūrėjo iš padangių į Baltųjų Ramunių kaimelį, kuris tarp tamsiai žalių miškų atrodė kaip didelė balta ramunė prisegta prie žydro upelio Kaspino.